Dar kartą sveikinu visus šiandien pažangą pasiekusius asmenis. Klausydamasis šiandienos pažangų ceremonijos kalbos, supratau, kad tai tikrai gerai gydytojas. Šiuo metu dirbantis vidaus ligų gydytojų ir anksčiau. Esu jį labai gerai sutikęs. Sunčone. Tuo metu atrodė, kad buvote maždaug pardavimų meistras, galvojau, kad galbūt dirbsite vidutiniškai. Ir galbūt nebeveiksite, bet pamačius, kad pasiekėte Sharon Rose, manau, kad nepasiduosite, ar ne. Jūs tikrai sieksite Royal ir Imperial. Taigi, valdyti kaimo, ligoninės, vidaus medicina yra gerokai mažiau pelninga nei būti imperiniu meistru. Tačiau dar niekada negirdėjau, kad medicinos licencija būtų paveldima. Tačiau imperatoriškasis meistras, matyt, yra labai protingas žmogus, nes paveldėjimas tęsiasi iki anūkų. Taip pat čia matau, kad jos vyras dirba didelėje laivybos kompanijoje kaip supervizorius ir uždirba 50 milijonų vonų per mėnesį. Tačiau atrodo, kad jis turi labai tolimą mąstymą ir intelektą. Kodėl? Laivų statybos pramonė. Taip, toli nenuveikė, tačiau tai nereiškia, kad jį greitai žlugs, bet vis tiek. Taip toli nenuveikė. Ir kada nors, kai išeisiu į pensiją, žmonės galvos, kad dirbau laivų statybos pramonėje. Tačiau tai nereiškia, kad gausiu atlyginimą iš tos įmonės Korejoje. Taigi, po pensijos dar reikės gyventi ilgus 30 metų ir kyla klausimas, kaip tai padaryti, net ir uždirbant 50 milijonų per mėnesį. Tokie žmonės, kurie gali apie tai galvoti, atrodo tikrai protingi. Ar jie gerai mokėsi, nežinau. Taip. Taigi, manau, kad būtų gerai, jei čia esantys žmonės šiek tiek toliau apmąstytų savo gyvenimo ateitį. Taigi, mes turime patį tiksliausią būdą numatyti savo ateitį. Tas būdas yra tas, kad mes planuojame ateitį taip, kaip norime. Mes keliaujame į ateitį. Todėl, kai ateitis artėja prie manęs, aš turiu ją visada atsargiai ir kruopščiai suvaldyti ir paliesti, kad ji būtų tinkamai sureguliuota ir atitiktų mano norus bei lūkesčius. Labai sunku pakeisti dabartį. Labai sunku iš karto pakeisti mūsų dabartį praeitis. Yra neįmanoma. Jos niekada negalima pakeisti. Praeities negalima pakeisti. Tai, ką galime pakeisti, gali pakeisti ateitį. Taigi mes mobilizuojame savo vaizduotę ir einame į ateitį. Todėl aš formuoju ateitį. Taip, kaip noriu, aš ją planuoju, aš ją projektuoju. Tai reiškia, kad mes valdome mintis, kurios yra mūsų galvoje. Taigi, pagalvokite, galvoti apie praeitį nėra jokios prasmės. Nieko negalima padaryti. Dabartinėje situacijoje dažniausiai galvoju tik apie dabartinius rūpesčius. Ką daryti, jaučiuosi sutrikęs ir galvoju ir nieko daugiau negaliu padaryti. Tačiau, jei žiūrime į ateitį, galime ją keisti. Įvairiais būdais. Jei ateitis, kurią pakeičiau su mano intencija, artėja prie manęs, tai mano realybė pasikeičia. Jūsų ateitis po 3 metų, 5 metų, 10 metų visą gyvenimą priklauso nuo to, kaip jūs į tai įsitraukėte. Tai, kaip dalyvauti, yra rašyti savo gyvenimo scenarijų šiandien. Taigi, kai statote namą, turite žinoti, kaip jį suprojektuoti, kad gerai suprojektuotumėte ar ne. Taigi, gyvenimo planavime turi būti bent 4 elementai – gerai gyventi, mylėti, mokytis ir prisidėti. Šie 4 elementai privalo būti įtraukti. Jei pastatėte namą, bet jame nėra tualeto arba jei namas neturi durų, tai toks namas negali būti gyvenamas. Tačiau jei įtrauksite šios 4 dalykus, bet kuris namas gali tapti pagrindiniu, geru ir tikrai patinkančiu namu. Tačiau kaip jį puošite, tai jau kitas klausimas.
Ar statysite 2 ar 3 aukštų pastatą, ar plačiai 1 aukšto, tai jau jūsų reikalas, tačiau šie 4 dalykai privalo būti įtraukti, nes kaip juos nudažysite, tai jau kiekvieno asmeninis sprendimas. Šie 4 dalykai yra būtini elementai. Tai yra būdas, kaip mes planuojame savo gyvenimą. Jei šiek tiek suprasite, kaip gyventi gyvenimą, jis nebus toks sunkus. Visi stengiasi gyventi sunkiai, o sėkmė atrodo, kad pasiekiama tik tiems, kurie yra labai laimingi. Ne, tai nėra tiesa. Kiekvienas gali pasiekti sėkmę, jei tik žinai šiuos metodus. Taigi, tai yra sėkmės dėsnis. Ir tam, kad tai pasiektume, turime pasirinkti, kokius būdus naudoti. Reikia pasirinkti priemonės. Labai geras būdas, bet kurioje aplinkoje kiekvienas gali tai padaryti. Jūs pasirinkote atomį kaip priemonę, tačiau ar viskas tinka visiems? Ne, taip nėra. Dauguma atvejų reikalauja didžiulės žinių, dažnai reikia žinių ar specializacijos, jei norite pasiekti sėkmę. Kai kuriais atvejais reikia investuoti didelės sumas nuo kelių šimtų milijonų iki kelių dešimčių milijonų, būtų galima uždirbti tokius pinigus. O ką daryti, jei neturite tokių pinigų? Tuomet negalite to padaryti. Jei neturite tokios specializacijos, negalite to padaryti. Tačiau labai džiugu, kad esame šios atomų dalis. Žmonės turintys specializuotų žinių gali pasiekti sėkmę panašiais pastangomis, net jei šiuo metu neturi pinigų ar ypatingų žinių. Svarbiausia yra turėti gebėjimą planuoti ateitį. Šį kartą buvau Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikoje. Apsilankiau Seatlyje, Los Andžele, New Jerseyje, Atlantoje, Čikagoje, Toronte, o po to Meksikoje. Praleidau apie 25 dienas ir džiaugiuosi, kad pajutau, jog Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada dabar be jokių blogų naujienų šildo vieni kitus. Taigi, jau Jungtinėse Amerikos valstijose vakaruose pasirodė karališkasis meistras, o rytuose šį kartą vėl pasirodė naujas karališkasis meistras. Tai reiškia, kad Jungtinėse Amerikos valstijose taip pat atsiranda žmonių, kurie uždirba pinigus. Todėl dabar verslas labai aktyvėja ir dabar, kai Meksika atsidaro. Kas vyksta? Vyksta judėjimas Jungtinėse Amerikos valstijose, nes Meksika atsidaro, o kai Kinija atsidarys, mes baigsime. Todėl dabar yra labai didelis susidomėjimas. Kai Indija atsidarys, Jungtinėse Amerikos valstijose visi be išimties taps karališkaisiais, meistrais ir eis į imperiją, dabar yra labai jaudinančios nuotaikos. Ir Meksika kaip? Tikra nuostabi šalis jau turi deimantų. Be to, tas žmogus yra labai turtingas. Tas, kuris dirba su deimantais, Meksikoje yra labai turtingas. Yra turtingas žmogus, kuris tikrai mato šios verslo viziją ir labai stengiasi dirbti šioje didelėje verslo srityje. Taigi, visame pasaulyje dabar prasideda tikras pokytis ir tokių savarankiškų šalių tikrai pradeda atsirasti. Ateityje aš turiu vykti į Kiniją. Aš turiu ten nuvykti gruodžio mėnesį. Dabar mes investuojame apie 185 milijardus vonų, 1 milijardą jenų, statome gamyklą ir ruošiamės biurui, intensyviai dirbame. Taip pat labai džiaugiamės galimybėmis Indijoje ir Rusijoje. Ir dabar galvoju, kad greitai turėtume vykti į Australiją. Taigi, jau Australijoje pasirodė Sharon Nos. Nors šalis dar nebuvo atidaryta, vis tiek yra tokių lyderių, kurie tiesiog vaikšto po uostą. Iš tiesų, net ir šalyje, kuri dar nebuvo atidaryta. Sharon Nos, pabandykite atsistoti ir pažiūrėti.
Mėsa neturi tokios sėkmės, akademijos nėra ir vienos dienos seminarų. Prezidentas niekada net nebuvo atėjęs. Siuntinių niekas nesiunčia. Žmogus pats viską perka Pietų Korėjoje ir tada viską tvarko iš ten. Duomenų įvedimas jau kurį laiką nevyksta. Dėl to kyla tam tikrų sunkumų. Kaip valdyti kelis šimtus ar kelis tūkstančius narių? Kaip tai daroma čia Pietų Korėjoje? Viskas yra užsakoma. Viskas greitai ir efektyviai pristatoma. Seminarai vyksta, tačiau Australijoje, net ir Šarlotnoze, žmonės vis tiek ir vis dar ieško pasiteisinimų. Kai matau, kad žmonės, kurie nieko nedaro, visada ieško priežasčių, kodėl jiems nepavyksta. Nors padaryta tiek daug, o suteikta tiek mažai. Jie ir nuolat ieško, kodėl jiems nepavyksta. Tačiau šis žmogus nieko nesuteikė. 99% nieko nepadarė. Tačiau sėkmės priežastis yra ta 1%. 2%, kurią surandame ir užsispyrusiai siekiame. Tokie žmonės yra sėkmingi. Šiandien vakare. Čia esantys žmonės rašys savo gyvenimo scenarijus. Rašydamas gyvenimo scenarijų iš tikrųjų, galiu tapti žmogumi, kuris per mėnesį uždirba 50 milijonų. Iš ties norėčiau, kad taip būtų, bet jei nepavyks, ką daryti? Dėl to rašyti apie tai yra tikrai sunku. Kai kurie žmonės tiesiog visą naktį laikė rašiklį jį, kėlė ir vėl padėjo ir galiausiai nesugebėjo parašyti nė vienos eilutės. Vis dėlto, mielieji, paimkite rašiklį ir surinkite drąsą rašyti. Jei tas jausmas nepatinka tikrai, nuoširdžiai siekite to. Reikia pakeisti savo mąstymą, ši problema nėra tokia, kurią galima tiesiog palikti, nes atrodo, kad tai sunku, kad tai vargina ar kad sunku rašyti. Jūs rašote gyvenimo scenarijų dėl tam tikros priežasties. Kodėl rašote? Kad galėtumėte jį parodyti aplinkiniams taip. Žmogus, žinoma, organizuoja savo mintis, tačiau svarbu tai parodyti ir aplinkiniams. Taigi, aš nuėjau pas vyrą, pas žmoną, pas vaikus, pas tėvus ir pasakiau, kad dabar pradėjau uždirbti 50 milijonų wonų per mėnesį. Dabar turime turėti svajonių, mūsų laukia viltis, apie tai ir kalbu. Ir jūs tai sakote klientams, kuriuos sutinkate. Tik tada atsiranda verslininkai. Jei kalbame apie gerus ir pigus daiktus, vartotojai atsiranda, tačiau mano pavaldume verslininkų neatsiranda. Verslininkas turi perteikti savo viziją. Aš pradėjau šį projektą, tad paklausykite, ką turiu pasakyti. Eikime į seminarą. Tai yra sistema, bet jei jūs neturite svajonių, apie ką tada kalbėsite? Tačiau aš geriau, nei kas kitas žinau, kad kalbėti apie tai yra labai baisu. Kai pažiūrėsi, tikėjimas, kad pavyks, gali būti tik 1% arba 2%. Gali būti, kad labiau jausiesi, jog 99% arba 98% yra nesėkmės tikimybė. Tai yra dalykai, kurių net nebandai. Iš ties, kai per mėnesį net 500 eurų nebuvo uždirbta, sunku patikėti, kad galima uždirbti 50 milijonų. Kur čia lengva galvoti apie tai ir tikėti, kad tai įmanoma? Bet tai reikia padaryti. Pirmiausia, reikia spręsti protu, ar tikrai įmanoma uždirbti 50 milijonų wonų. Jei organizacija nuolat augs, ar teoriškai įmanoma siūlyti pigius ir gerus produktus, kurie yra kasdieniai poreikiai? Ar tai įmanoma, ar ne? Galima, o ar yra žmonių, kurie iš tikrųjų pasiekė sėkmę? Pažiūrėjome, ar nėra. Yra ir įrodymų. Jei taip, tai galime suprasti tai protu. Tačiau tikėjimas širdyje gali būti visai kas kita. Šiuo metu reikia drąsos.
net jei galimybės yra mažos. Mes vis tiek turime imtis iššūkio. Jūs, kurie daro tik 100% įmanomus dalykus, gyvena 100% nesėkmingą gyvenimą. Dar kartą pasakysiu, tie, kurie daro tik 100% įmanomus dalykus, gyvena 100% nesėkmingą gyvenimą. 100% įmanomi dalykai uždirbti 100 000 ir 200 000 pinigų. 100% įmanoma. Neįmanoma įmanoma. Jūs visi, jei tik norite, galite 100% užsiimti gatvės maisto prekybą. Ar ne? Galite uždirbti 1 milijoną ar 2 milijonus, tai 100% įmanoma. Tačiau tie, kurie daro tik 100% įmanomus dalykus, galiausiai gyvena 100% nesėkmingą gyvenimą. Dauguma žmonių dirba tokiose darbo vietose, kur uždirba 2 milijonus, 3 milijonus, 4 milijonus vonų. Dauguma žmonių taip ir daro. Nors jaunimo darbo vietų nėra, 70% baigusiųjų universitetą vis tiek kažkur įsidarbina. 2 milijonai vonų, 3 milijonai vonų, net 1,5 milijono vonų vertės dalykai visi yra įmanomi. Taigi, dauguma žmonių, kurie užsima sėkmingais įmanomais dalykais, dažniausiai gyvena nesėkmingą gyvenimą. Ar dirbant už atlyginimą planuojate pensiją ar ne? Aš to niekada nepirksiu. Tuomet turime drąsiai imtis iššūkių, ypač tų, kurių tikimybė yra labai maža. Šiandien vakare tikrai norėčiau, kad pajustumėte, jog jūsų sėkmė nėra tik jūsų pačių. Juk jei jūs nesate sėkmingi dabar, jūsų vyras, žmona, vaikai, tėvai ir broliai gyvena varginančią ir beviltišką gyvenimą ar ne? Ką reiškia dirbti kiekvieną dieną, kad galėtume išgyventi ir koks yra darbo galas? Sprendimas yra tik senatvėje. Tie, kurie uždirba ir gyvena iš to, ką uždirba tą pačią dieną, susiduria su dideliais iššūkiais. Ypač jei įvyksta nelaimė. Šiandien mūsų gydytojas. Ką daryti, jei dirbi sunkiai, stengiasi pragyventi, o tada įvyksta avarija? Jei tai yra eismo įvykis, nuo šeimos laikų, tai jau yra bejėgiškumas. Laimei, kad yra Šaronuose, todėl tas kodas. Net jei gydytojo licencija išnyks, vis tiek išliks. Taigi, jūs būsiu tas, kuris uždirbs 50 milijonų per mėnesį. Tapsiu sėkmingu žmogumi, tai yra mano pažadas. Išeidami, rytoj drąsiai pasakykite aplinkiniams apie tai, nesvarbu, ar jie tuo tikės. Ar ne, ar seks jūsų pavyzdžiu. Ar ne, mūsų užduotis yra kalbėti apie tai. Laikui bėgant tikimybė, kad tam tikras procentas žmonių paseks, yra didelė. Sėkmė nepriklauso nuo to, kad visi seka, todėl linkiu jums šiandien vakare puikiai parašyti savo gyvenimo scenarijų. Baigiu.